Kiekvieną dieną vis daugiau iraniečių yra vykdomi mirties bausme. Šią savaitę tai buvo 19-metis Arvinas, kuris buvo suimtas per sausio mėnesio sukilimą. Režimo teismas jį nuteisė, cituoju, karevimu prieš Dievą, o praėjusį savaitgalį jie jį pakorė kalėjime Šiaurės Irane. Paauglys buvo įvykdytas mirties bausme už tai, kad dalyvavo proteste. O šį rytą dar du, Omidas Bezadas ir Purija Savatas, buvo slapta įvykdyta mirties bausmė auštant. Abu jie buvo suimti per 12 dienų karą ir nuteisti už šnipinėjimą Izraelio naudai. Jokio teismo, jokio viešo teismo, jokio pranešimo, nieko. Išskyrus paties režimo teismų patvirtinimą, kad jie jau buvo įvykdę mirties bausmę. Tai vyksta dabar, šiandien, kol aš įrašinėju šią laidą. Vos prieš kelias dienas visas pasaulis pamatė, kaip iš tikrųjų atrodo šios egzekucijos, nes Isfahane šimtai žmonių susirinko prieš aušrą, bandydami sustabdyti dviejų jaunų vyrų pakorimą. Vaizdo įrašus iš tos aikštės sunku žiūrėti. Minė stovėjo tamsoje ir skandavo gėdą IRGC pajėgoms, maldaudama, kad tai neįvyktų. Tačiau saugumo pajėgos vietoj to žiauriai išvaikė protestuotojus ir vis tiek pakorė abu vyrus viešai aikštėje. Ir būtent toks yra šių viešų egzekucijų tikslas. Tai yra teatras, o žiūrovai kiekvienas tai stebintis iranietis. Dabar noriu, kad suprastumėte, jog tai nėra vienkartinis atvejis. Vien Liepą režimas įvykdė mažiausiai 67 kalinių egzekucijas. Dabar Teherano prokuratūra netgi paskelbė pradėjusi baudžiamąsias bylas prieš visus, kurie viešai smerkia šias egzekucijas. Jau dabar dešimtims kitų protestuotojų netrukus bus įvykdyta mirties bausmė. Dabar susiekite tai su viskuo, ką tik aptarėme pirmoje istorijoje, nes ši egzekucijų banga vyksta nepaisant Vašingtono silpnumo, o būtent dėl jo. Represijos Irane tik blogėja, o ne gerėja, kiekvieną kartą, kai šis režimas nusprendžia, kad išgyvens. Kai Trumpas atšaukė smūgį dėl susitarimo, kuris žinoma niekada neįvyks, kai tikro pasekmių grėsmė paskutinę akimirką vis atšaukiama. Mulos tai supranta ne kaip kvietimą sušvelninti veiksmus, jie tai supranta kaip leidimą išvalyti gretas.